Kas neturit vandenuko, tai dar atsineškit vandenuko stiklinę prie savęs. Gerai, dar porą minučių. Matau, kad moterys dar jungiasi. Puiku. Kas po darbų, kas po sporto, bet jungiasi. Puiku. Puiku. Dar vieną minutėlę palauksim ir pradėsime tada. Taip. Nu, va, dar jungiasi moterų. Puiku, mūsų jau 20. Sveiki. Labas vakaras, Violeta. Malonu girdėti jūsų balsą. Taip, mergaitės Edita ir Nesa moterys, jūs pakėlėt ranką, ar norėtumėt kažko paklausti? Jeigu norit paklausti kažko, tai tiesiog įjungkit mikrofoną ir paklauskit. Gerai, nu ką, 19:04, kaip ir žadėjau, pradedame, tai labas vakaras visoms šį vakarą prisijungusioms moterims. Labai smagu, kad jūs šiandieną išgirdote mūsų kvietimą ir prisijungėte į rezultatų fiestą. Aš trumpai pristatysiu, kas mūsų šį vakarą laukia. Tai mes šiandieną kalbėsime 3 moteris. Pasakykite, prašau, ar pasikeitė jums skaidrė ar ne? O, pasikeitė. Taip. Šiandieną mes kalbėsime 3 moteris ir mūsų susitikimo tikslas yra pakalbėti visoms moterims aktualią temą, tai yra pavasaris, beveik jau vasara, lieknėjimo tema, ir mūsų šį susitikimą įkvėpė vienos moters istorija, tai yra moters, kuri šiandieną dalinsis, tai yra jos problema, kaip jinai ilgą laiką bandė susitvarkyti su savo situacija, su svorio kontrolė, visokiausius būdus bandė ir jai niekaip nepavyko. Ir būtent įkvėptos jos istorijos mes nusprendėme padaryti teminį vakarą, teminį rezultatų vakarą, kuris bus susijęs su svorio kontrolės tema. Taigi, kas jūsų šiandieną laukia? Pirmiausia, tai 45 minutės, vadinasi, mes turėtumėme baigti 19:50. Ir šiandieną aš, Renata Šulevičienė, jums pristatysiu mūsų viešnią Rasą Tveriūnienę, kuri pasakos savo istoriją. Taip pat bus ir kitų istorijų. Toliau Žibutė Šarkiūnienė, kuri yra masažų meistrė, taip pat pažingsnės sveikatos ir atkūrimo ir palaikymo sistemos praktikė. Jinai taip pat papasakos trumpai koncepciją, kurios laikantis Rūtai ir kitoms moterims pavyksta pasiekti rezultatų. Gale susitikimo, mielos moterys, jeigu jūs turėsite klausimų, būkite kantrūs, išlaukite, tikrai galėsite užduoti juos. Ir šiandieną mūsų susitikimo formatas toks, kad nebus kažkokių produktų reklamų, nebus skatinimų pirkti. Tiesiog jūs šiandieną paklausysite rezultatus ir jeigu jums, kaip sakant, sukirbės ta mintis, kad o gal ir aš norėčiau tai pabandyti, tuomet jūs tiesiog susisieksite su žmogumi, kuris jūs pakvietė į šį susitikimą ir tada jau mes jūs pakviesime į asmeninį susitikimą, kalbėsime tada apie jūsų poreikius, apie jūsų patirtį ir tada žiūrėsite, jūs nuspręsite, ar jums ši sistema tikrai tiktų ar netiktų ir galėsite priimti sprendimą. Tai toks mūsų planas ir tada nieko nelaukiant keliaukime toliau ir pirmiausia trumpai prisistatysiu aš pati. Tai ekrane jūs matote mane ir mano rezultatą. Aš pabandysiu, jeigu pavyks paleisti jo video. Bet aš esu Renata Šulevičienė, aš nuo 2016 metų padedu moterims atrasti
paprastus gyvenimo ritme pritaikomus būdus, kaip atkurti savo sveikatą, kaip išsaugoti savo sveikatą. Ir aš pati būtent su profilaktinių priemonių dėka esu susitvarkiusi 3 tokius kertinius dalykus. Tai vienas dalykas, tai aš esu įveikusi migreną, kitas dalykas, tai aš esu sukontroliavusi stiprią genetinę ligą. Ir trečias dalykas, kurį aš dabar pabandysiu parodyti ekrane, jeigu jums matyti, čia bus trumpas video, tai yra sutvarkyta rankų oda, tai yra pas mane ant rankų buvo žaizdos, kurias bandėm tvarkyti kartu su gydytojais, bandžiau tvarkytis tam tikrais papildais, bet kol nepradėjau šitos sistemos, apie kurią galėčiau būti papasakos, mano rezultatai būdavo trumpalaikiai. Tai ką, nieko nelaukiant, keliaukim toliau ir aš noriu jums parodyti dabar keletą rezultatų moterų, kurios sutiko, kad pasidalinti, arba tiesiog tai yra moteris, kurios pačios dalinasi savo rezultatais ir džiaugiasi. Taigi, viena iš mūsų rato moterų, kuri vartojo detoksą, jinai dalinasi, jinai pastebėjo, kad sumažėjo žvėrimą ant krūtinės, kad sumažėjo papilomų, kad nebuvo spuogų, kurie anksčiau būdavo gilūs, taip pat sulaukė komplimentų, kad pilvas ir kojos skudesnės. Tai yra tokie maži dalykai, bet jie yra labai svarbus, nes kaip ir išgirsit šiandieną pasakojant Žibutę apie sveikatos koncepciją, jinai, nepaisant to, kad galbūt jums šiandieną nėra aktuali svorio mažinimo tema, jinai yra pritaikoma absoliučiai kiekvienam žmogui. Sekantis rezultatas, kurį aš noriu jums parodyti, tai yra žmogus, moteris, kuri tikrai neplanavo lieknėti, jai daugiau rūpi jos energijos atkūrimas, bet atkreipkite dėmesį į nuotraukas, kur kaip atrodo šios moters rankos, kada jinai yra pasisukusi į priekį, ne, kaip pasikeitusi yra stovėsena ir kaip yra pasikeitę kūno formos, kaip matosi suplokštėjęs pilvas, nes tai moteris, kuris sveria nedaug, bet vis tiek einant jau šiuo atveju čia buvo trečiojo etapo giluminio žarnyno valymo programą, ją iš kūno išsivalė 5 kg visko. Tai yra ir užsistovėjusių skysčių, tai yra ir visokių toksinų šlakų. Ir ši moteris turi štai tokį vizualą. Sutikit, kad tai yra smagu, ypač kai artėja bikini sezonas ir norisi daugumai moterų tikrai būti patenkinta savo atvaizdu, savo pačiai. Sekantis rezultatas, kurį aš noriu irgi paskaityti, tai yra iš mūsų grupės. Beje, jeigu jums bus įdomu, jūs galėsit gauti prisijungimą prie mūsų grupės, laikinai pasidaryti, pasismalsauti po daugiau rezultatų, kokius turi žmonės, nes kaip ir minėjau, tai nėra tik tai svorio mažinimo rezultatai. Taigi, dar viena moteris rašo, kad pirmoji savaitėlė prabėgo su programa puikiai. Ir rašo, kad nežinau, kokie stebuklai, bet taip nėra buvę, ne? Pasikeitė skonio receptoriai. Taip, labai dažnai moterys sako, jog joms keičiasi receptoriai, nustoja jos norėti kavos, saldumynų, taip pat norisi sveikesnio maisto ir aišku, kad per pirmąją savaitę nulėkė 4 kg, tai reiškia, kad kūnas pradėjo valytis. Badas tai nėra kažkokia tai drastiškos priemonės, tai tiesiog pradėjęs valytis kūnas. Dar vienas rezultatas. Tai yra irgi po pirmojo etapo mūsų 90 dienų programos, tai yra 1 kg sumažėjęs svoris, taip pat problema kulne, kuris, matot, suskaitot, kad kuris ataugo, dabar jau nebeskauda, ne, anksčiau skaudėdavos. Taip pat mažėja galvos skausmai, ar ne, dingo noras užkandžiauti, kūnas anksčiau buvo kietas, labiausiai džiaugiasi, kad sumažėjo apetys. Ir visa tai yra dėl to, kad priėjimas yra ne nuo atbulo galo, kada dauguma moterų pradeda nuo mitybos, o čia priėjimas yra nuo organizmo valymo. Keliaukim toliau. Visiškai šviežias rezultatas, kuriuo šiandieną pasidalino moteris, tai yra 10:30 šiandien ryte mūsų grupėje. Tai rašo, jog džiaugiasi šiais produktais, nes per savaitę jau matosi rezultatas. Pagerėjo savijauta, pagerėjo miegas, nukrito keli kilogramai, nuotaika, formuojasi įgūdžiai rinktis sveikesnius maisto produktus. Kaip matot, tendencija yra panaši. Ir dabar jau nieko nelaukiant, aš noriu pakviesti, prijungti į mūsų pokalbį Rūtą. Rūta, ar tu esi kartu?
Sveikos merginos, taip esu. Labai smagu čia būti. Rūta, šiandien aš tave klausinėsiu, tai tu gali atsipalaiduoti, žodžiu, tau nereikės kalbėti monologu, nes Rūta tikrai pasakė, kad jinai jaudinasi, bet labai smagu, nes trumpai pristatant Rūtą, tai buvo žmogus skeptikas. Ir kai aš prisimenu, Rūta, kai aš prisimenu pirmąjį mūsų susitikimą, tai net ir man ne visai buvo komfortiška, nes labai jautėsi tavo skepticizmas. Ir kai tu pasakosi savo istoriją, aš tikiu, kad moteris labai gerai supras, dėl ko tu buvai skeptiška. Tai Rūta, trumpai prisistatyk, iš kokio tu miesto, kiek tau metų ir kokie buvo tavo bandymai ir kiek metų tu bandėjai ir kokias tu priemonės naudojai, norėdama numesti svorį? Tai aš Rūta, man 34 metai ir aš esu iš Kauno. Tai mano kelionė visa prasidėjo prieš 4 metus, kai mano svoris tiesiog laikėsi ant 80 ir viskas, žinai. Bet, norėjau, aišku, numesti tų kelių kilogramų. Prisipirkau ir mitybos planų, bet kas svarbiausia, man svoris nekrito, o vis pradėdavo augti vis. Vis augo, kol pasiekiau 104 kg gruodžio mėnesį. Bet ką noriu dar pasakyti, kad aš išbandžiau ir keto mitybą, ir kokteilius gerdavau. Aš tiesiog labai krūvą daug mitybos planų išbandžiau, kur man nukrenta keli kilai ir vėl visą tai atauga. Ir rezumė buvo ta, kad laikui bėgant, pradėjau skaitinėti, kad gal čia man yra su skydliauke problemos. Tai davai, varau į klinikas, guluosi visai savaitai, žiūriu man skydliaukę, antinkščius, hormonus. Gydytojai vienintelį žodį taip pasakydavo, tavo tyrimai yra viskas gerai, viskas, tu esi sveika, tiesiog mažiau valgyk. Bet to, kad galėtų kažką patarti, ar kažkokį dietologą man skirti, ar dar kažką, ne. Ir daėjom iki gruodžio mėnesio, kad man jau prasidėjo ir tokios kaip ir depresijos, nemylėjimas savęs, buvo žiauriai sunku, nes, išgyvenau tikrai didelę krizę, nes tu ir viską darai. Aš 4 metus sportavau nuolatos. Mitybos tą planą žiūrėdavau, maistą žiūrėdavau, kad jis būtų tikrai sveikas ir skanus, bet niekas nepadėjo. Iki vieno momento. Rūta, ar man toliau Renata sakyti? Aš dar tave sustabdysiu. Tai iš tikrųjų, turbūt daugelis moterų, kurios ne vieną kartą yra bandę mesti svorį, žino, ką reiškia, ar ne, tai išgyvenimai, kai tu irgi mes moteris būnam, ir ten sveriamės ir kasdieną, ir per daug, ar ne, ir ten savai griežtas visokias ribas statom, ar ne, tai yra tie išgyvenimai, kurie iš tikrųjų atima gyvenimo kokybę, ar ne, ir kaip tu sakai, tai yra ir depresija, ir bloga nuotaika, ir tada nesinori, plius, kad tu tikrai buvai pajungus, kiek tu kartų per savaitę sportuodavai ir tebe sportuoji. Aš sportuoju kaip ir dabar, 2-3 kartus per savaitę. Paprasti sporto pratimai, 5 minutės treniruotė, kur hanteliukai, žinot, tos juostos, gumos tempimas ir taip toliau. Tai yra tikrai paprasti, visiškai pratimai. Visiškai pratimai paprasti, kur gali kiekviena padaryti ar namie. Ar aš teisingai suprantu, kad tu tas žmogus, kuris ir gėrė tinkamą kiekį vandens? Ir tavo mityba buvo sutvarkyta, ar ne? Tai nėra taip, kad tau kažko trūko ten. Taip, mano buvo, jinai nebuvo iš kažkur tai, mano internete paskaityta. Ir pirkau tikrai gerus, garsių dietologų planus ir, niekas, nukrenta 2 kilai ir vėl viskas, netgi sakyčiau, 2-gubai atraudavo. Ok, keliaukim prie sekančio žingsnio, tai yra tas momentas, kada tu, pas tave atėjo informacija, tai yra gruodžio mėnesio pabaiga, realiai po kalėdų, ne apie naujus metus, papasakok tą momentą, kas įvyko, kas su tavimi kuo pasidalino ir kaip ten visas tas procesas buvo. Tai pirmiausia, tai labai ačiū Žibutei, nes jinai buvo tas žmogus, kuris papasakoja apie vandenį ir valymo programą, nes Žibutė yra Kobido nuostabi meistrė, pas kurią jau lankausi 3 metus
Ir jinai va taip pratarė apie tai ir sakau, nu davai, išmėginsiu, nes aš, kai pamačiau Renatą, kiek ten reikės tablečių gerti, aš pagalvojau, nu, aš visą gyvenimą sakiau, jau tikrai šitiek tikrai negersiu, čia kas per briedas ir nesąmonė. Bet, nu, žiauriai buvo. Nu, buvau skeptiškai tikrai nusiteikusi, kad čia bus tik dar vienas bandymas. Bet tiesiog aš neturėjau ko prarasti ir patikėjau. Tikėjau Žibutę, nes jinai, nu vis tiek, jinai išmano daug dalykų. Tu gavai rekomendaciją iš žmogaus, kuriuo tu pasitikė. Teisingai? Neišgirdau klausimą. Sakau, tu gavai rekomendaciją iš žmogaus, kuriuo tu pasitikė. Teisingai? Taip. Taip, aš tikrai Žibutę labai pasitikiu. Jo, ir kas tada pas tave, papasakok biškį tą procesą, gerai, kaip tavo pirmas mėnesis atrodė, kokią tu programą pradėjai, kokius sprendimus paskui padarei, kad truputėlį būtų detalių moterims, gerai, kaip tavo visas šitas procesas vyko. Tai pradėjau aš nuo antiparazitinės programos, bet iškart pasakau, kad pirma mano programa buvo chimičinimas. Nes aš ir toliau ir kokteiliuką kokį išgerdavau, nu tiesiog labai nesusikoncentravau į patarimus, kas yra duodama ir va taip, praleidau. Dar buvo kelionės ir tiesiog neturėjau laiko, nes man, tiesą sakant, pasakysiu, buvo gėda vežtis tiek buteliukų į kelionę, galvoju, čia dabar, žinai, kaip atrodys prie žmonių. Ir kai aš grįžau po kelionės, jau buvo tas mėnuo praėjęs, ir galvoju, šiaip man kilogramai nenukrito, bet aš jaučiausi, žinai, taip energingiau ir geriau, toksai jausmas buvo. Ir aš iš karto tada tau parašiau, ir aš galėčiau dar kartą pakartoti tą pačią programą. Bet jau tada susikoncentravau, sugrįžau į savo vėžes ir pirmieji rezultatai buvo antiparazitinės -2 kilogramai. Jau tada jau faina jau, matau, kad krenta, bet kas svarbiausia, man dingo, žinai, tas, kai tu pavalgai, nori miego. Žiauriai man būdavo miegustumas toksai. Tai va šitas dingo ir pastebėjau, kad pradėjo dinginėti bėrimai ties makru. Kas tikrai būdavo man skauduliai, tiesiog augdavo tokie, kaip vadinami giluminiai spuogai. Tai va nuo šito. Tad tiesiog pamačiau rezultatą, kad jis yra kažkoksai rezultatas. Ir ką, toliau buvo detokso programa, kuriuo metu numečiau 3 kilogramus ir dar ūpas pakilo, nes blemba, taigi faina, ir čia, žinai, krenta, ir pilvas jau krenta, ir jau klubai krenta, žiūrėk, jau yra labai smagu ir faina, bet svarbiausia, žinai, atkreipti į tuos rekomendacinius patarimus visose programuose. Ir ką, ir paskutinė, pati svarbiausia, kuris sukėlė man didžiausią tokį sukrėtimą, tai buvo pats žarnyno valymas. Tas 14 dienų, kai tu pamatai, kas iš tavęs išeina per tas dienas, tai man buvo didžiulis šokas, nes, buvo baisu. Tikrai, tiesiog ne to žodžio baisu, kas pas tave vyksta organizme. Šios programos metu numečiau 5 kilogramus, viskas buvo tobulai, viskas gerai, bet atėjo, kas svarbiausia, tas supratis, kad, pažiūrėti, ką aš dedu į burną. Aš jau, pavyzdžiui, dabar 5 mėnuo, alkoholį vartojau gal tik 2 kartus per motinos dieną ir per Velykas, saldumynų visiškai atsisakiau, bet būna, nuvarau į Laisvės alėją, itališkų ledų, kokybiškų. Atsirado tas noras į save dėti kokybiškus daiktus. Kokybiškus. Kad būtų viskas kokybiškas, skanu. Ir kas svarbiausia, po visų šitų programų, tas yra pats svarbiausias dalykas, kad aš visus mitybos planus, kuriuos aš turėjau prieš tai, aš juos panaudojau labai sėkmingai dabar. Ir man viskas, ko gražiausiai krenta. Ir rezumė, aš dabar turiu 14 kilogramų, bet jaudulys paėmė ir blemba, kai rinkių nebėra, žinai, po nugaros dalyje, kai klubai sumažėja, yra visai kitoks jausmas. Tiesiog pati didžiuojasi savimi, kad, taip išdrįsau, padariau ir dabar turiu tokį fainą rezultatą. Ir iš tikrųjų, žinai, Rūta, aš noriu dar pridėti,
kadangi tai tikrai nėra stebuklinga piliulė, tai yra tavo daug pastangų, mityba, sportas, masažai, ar ne, kuriuos tu kaip ir darai, ar ne, tik tai kai tu dajungi šitą visą sistemą, tau kažkurioje tai vietoje tiesiog kūnas pradėjo atsistatinėti, ar ne, ir įsijungė, kažkurioje vietoje tiesiog buvo išsiderinimas toks, kuris neleido, o tada kūnas persiorientavo. Ir tugi praėjai dar ir limfos, ar ne, tą etapą limfos valymo dar programa buvo. Ir kas labai svarbu, kad tu dabar vėl kartoji, ar ne, tu vėl kartoji, nes tai nėra vienkartinė akcija, kad vieną kartą praėjau ir viskas, ar ne, tu dabar antrą kartą eini žarnyno valymo programą, nes faktas tas, kad mes ne per 3 mėnesius prisiteršiam save, tai neturėtume manyti, kad per 3 mėnesius turėtumėme save išsivalyti. Bet tas, ką Žibutė šiandien mums papasakos, ar ne, tas teisingas priėjimas prie savo kūno, kaip su instrukcija, kaip naudotis kompiuteriu, kaip naudotis telefonu, čia lygiai taip pačiai, kaip naudotis savo kūnu teisingai, tau yra atrakino tą galimybę numesti svorį. Ir aš noriu pasakyti moterims, kurios šiandien su mumis, mes, kadangi turime uždarą klientų grupę, tenai yra Rūtos viena nuotrauka, kurios mes viešai negalime rodyti, bet jinai yra fantastiška. Ten matosi visas Rūtos darbas, kaip sakant, nepaslėptas po rūbais. Tad kas tikrai moterys susidomėsit, kas prisijungsit arba norėsit labai pamatyti tą rezultatą, paprašykit, žodžiu, savo žmogus, kuris jūs pakvietė, jis laikinai jūs galės prijungti į grupę, jūs galėsit pasižiūrėti, nes mes tokių rezultatų tikrai viešai nerodom, žodžiu, bet tai yra fantastika, tai tikrai, pamačius tokias nuotraukas, norisi tikrai kuo daugiau daryti. Tai ačiū tau labai, Rūta, ką tu galėtum... Dar noriu vieną minutę. Tik noriu pasakyti, kad po visos šitos programos, kai tu eini, man labiausiai patinka, kad labai energijos atsirado. Pavyzdžiui, aš po sporto seniau nublemba, man būdavo žiauriai sunku. Aš grįžtu namo ir nieko nenoriu daryti, o dabar, žinai, grįžti namo, pilna energijos ir varu, žinokit, pasivaikščioti dar valandą, pusantros, tiesiog atsirado labai tos daug energijos, kurios noris varyti visur. Super. Tai va toks trumpas dalykas. Super. Ačiū tau labai, mes tai žinom, Rūta, kad tu turi labai didelių tikslų, ne, ir čia mes dalinamės tavo tuo tarpiniu rezultatu, tačiau jis labai įkvepiantis ir faktas, kad paskui tave jau eina daug moterų, matydamos tavo rezultatus, tai todėl mes ir norėjom, kad šitas vakaras būtų būtent tau, būtent apie tave ir tavo rezultatą, nes tikrai organizuosime kitus vakarus, kur kalbėsime apie odos kokybę, kur kalbėsime apie energiją, kur kalbėsime apie miegą, kur kalbėsime apie kažkokias situacijas, kurios nesusijęs su svorio metimu. Bet dabar aš noriu perduoti žodį Žibutei. Žibute, aš tave trumpai pristatysiu. Taigi, Žibute, aš noriu, kad pirmiausiai tu kaip, žmogus, kuris pasakos mums koncepciją, trumpai prisistatytum, kokia tavo sritis, kur tu dirbi, kaip tu jauti žmonės ir kodėl paskui tu pirmiausiai per save perleidai šitą koncepciją, kuri matosi labai gražiai ekrane tavo rezultatas, ar ne, irgi tavo apimtys. Pasidalink savo patirtimi ir paskui papasakok visoms moterims apie sveikatinimo šitą koncepciją, apie tai, dėl ko čia mes ir susirinkom. Tai, žinot, merginos, aš kaip ir kiekviena moteris visą laiką kovojanti su svoriu ir pas mane yra su mano kūnu tokia situacija, kad 5 kilogramai, aš visą laiką sakau, 5 kilogramai vaikšto pirmyn atgal. Nori jie grįžta, aš labai susiimu su mityba, žinoma, visada žiūriu, ką dedu į burną ir tuomet labai staigiai nukrenta. Ar tai kažkokia tai emocija būna, neigiamos emocijos ir aš galiu laisvai numesti svorį, o atsiranda vėl komfortas gyvenime ir vėl tas svoris grįžta. Ir žinoma, rudenį buvo toks periodas, kai aš jau labai savo nepatikau, aš tiesiog mačiau veidrodyje, kad tai ne aš. Būna pas moteris tokie periodai, paprastai jie būna tokie kas 10 metų, bet šiuo metu galvoju, ne, čia kažkas tai su manim vyksta nelabai geri dalykai. Ir žinoma, koncepciją aš perleidu per save, aš esu
veido priežiūros masažų meistrė ir 20 metų dirbu su odomis ir žinote ką, ir matau ir pas moteris, kas vyksta. Ir moteris pradėjo ieškoti kolageno ir būtent per kolageno paieškas aš radau šitą kompaniją, todėl kad kadangi aš ieškau kolageno, pradėjau klausinėti visur, kas ką žino, kokią informaciją. Ir man pasakė Asta Sadauskienė, visai netyčia parašė žinutę į Messengerį. Ką tu manai kaip specialistė? Aš kaip specialistė, ką aš manau apie kolageną, o aš kaip specialistė nieko pasakyti negalėjau. Ir va čia supažindino mane su Renata, va kaip yra svarbu, žinote ką, kaip aš sakau, neatmesti klausimo, neatmesti informacijos, kuri visai netyčia ateina pas tave dėl kažkokių tai priežasčių ir tau nereikalinga. Ir kai susipažinus su Renata, jinai paprasčiausiai išdėstė man koncepciją ir man galvoj buvo iš karto eureka. Nes, žinot, taigi matau, kaip moteris atrodo, žinau, kad jos negeria vandens, žinau, kad kai kurios labai daug geria, bet vis tiek yra sausos. Ir man niekaip nebuvo to surišimo, kodėl vienos geria vandenį, sausos, kitos negeria vandens, irgi sausą odą turinčios, ne? Kodėl vienos geria daug vandens, bet yra pakankamai stambios ir krūtinės srityvo tokios, kaip aš sakau, gelbėjimus ratai. O kitoms yra atvirkščiai ir niekaip negalėjau sau rasti atsakymo. Tai va šita koncepcija man iš karto parodė ir aš kai ją nusipirkau, šį rezultatą gavau labai labai greitai, tai yra per mėnesį man nukrito 3 kilogramai ir šitą rezultatą ypatingai aš pajaučiau sportuojant, nes man po sporto neskaudėjo raumenų. Ir aš irgi supratau, kad čia vat, būtent tai, ko reikia, kad tu, kai sportuoji, tau neskauda raumenų, o energijos turi labai labai daug. Labai. Aš tai galėjau palyginti su kitais. Tai va, Renatėlė, ką dar pasakyti? O dabar, Žiugutė, papasakok visą sveikatos koncepciją nuo A iki Z, kad moteris... Tai va, tai kas liečia sveikatos koncepciją, žinokit, jinai yra labai labai paprasta. Jinai yra ir efektyvi, ir paprasta, ir kaip aš sakau, mūsų sudaro kūnas. Mes esame kūnas. Mūsų kūnas sudaro organai. Organus sudaro ląstelės. Tai vat nuo tos ląstelės, merginos, nuo jūsų tos mažos milijardinės ląstelės priklauso, kaip jūs jausitės ir kokia bus jūsų sveikata ir kaip jos regeneruos. Būtent regeneracija mums yra labai svarbi, viso žinote, oda regeneruoja, bet pirmoji eilėje regeneruoja ląstelė. Ir kokios kokybės jinai regeneruoja. Suprantat? Nes jeigu jinai regeneruoja pavargusi, tai ir jūs esate pavargusi. Bet jeigu jinai regeneruoja sveika, tai ir jūs esate sveika. Tai vat elementari koncepcija tokia yra. Tai suprantat, šiais laikais gydytojai iš tikrųjų yra, mūsų gydytojai yra suskirstyti į tam tikras irgi koncepcijas ir jie gydo atskirus organus. Tai vat jeigu jums skauda galvą, duoda jums tabletę nuo galvos skausmo. Jeigu jums skauda kepenis, tai padarys tyrimą ir pasakys, ką gerti būtent kepenims. Jeigu jums skauda venas, tai paims išpjaustą veną, bet nepasakys, ką toliau daryti. O šita koncepcija, tai jinai apima visą organizmą, kas yra gerai. Ir matote, kaip yra, ligų labai labai yra daug, bet pagrindas yra tai, kad mes esame sudaryti iš vandens, 70% iš vandens, o vandens nedageriame. Paprasčiausiai yra labai didelė dehidratacija, aš jums kaip masažistė galiu pasakyti. Labai didelė dehidratacija pas visus, kurie ateina pas mane ir kuriuos aš matau per visą savo gyvenimą. Nes žmonės užmiršo, kad reikia gerti vandenį. Tai jie, kai aš paklausiu, ar gerite vandenį, jie sako, taip, aš valgiau sriubą arba išgėriau arbatą. Bet arbata ir sriuba tai ne vanduo, suprantat? Ir mes davalgome visokio maisto, bet pavyzdžiui, kalio magnio mes nedavalgome. Taigi mums trūksta lygiai taip pat mikroelementų. O mikroelementų šitoje kompanijoje yra gausa. Yra paskirstyta taip, kaip turi būti, ne? Mes paprasčiausiai supermarketuose perkame labai daug maisto, bet mes neperkame mikroelementų, kurie sustiprintų mūsų kūną. Taigi vandens nedagerimas, mikroelementų nedavalgymas duoda neigiamus rezultatus.
Ir jeigu mes galime save palyginti, vat, pavyzdžiui, su akvariumu, ne, tai ir mūsų ląstelės tuomet kenčia. Jeigu mes kaip žmogų palygintume su akvariumu, tai akvariumui reikia formos, ne, paprasčiausiai formos, tai žmogus yra forma. Reikia vandens, o mes sudaryti iš 70% vandens ir žuvytės tai yra mūsų ląstelės. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu mes neišvalome to kūno, jeigu mes nedapilame vandens, jeigu į akvariumą nedapilsime vandens, tai paprasčiausiai žuvytėms bus per mažai vandens. Jeigu ten nebus deguonės, tai žuvytės paprasčiausiai ištrokš. Jeigu ta formulė, kuri bus netinkama vandeniui, tai žuvytės paprasčiausiai nesidaugins, tai ir mūsų ląstelės nesidaugins. Akvariumą laikas nuo laiko reikia išvalyti. Vat super mašinas, prabangias mūsų mašinas, namus, va pavasarį, langus visos valysime, nuo dulkių absoliučiai visos valysime. O kad mums išsivalyti irgi reikia 2 kartus metuose, kaip tos langus, pavasarį ir rudenį. Tai iš tikrųjų mes apie tai nepagalvojame ir aš nepagalvojau. Tai kaip tas akvariumas bus švarus ir kaip tos mūsų molekulės bus švarios mūsų kūne. Šitoje koncepcijoje yra 14 dienų organizmo valymo programa, per kurią išsivalo nuo 3 iki 7 kilogramų šlakų per žarnyną. Tai įsivaizduokite, kokį kiekį. Mes čia sakom svorio metimas, bet iš tikrųjų tai yra šlakų valymas iš žarnų. Tai kai išsivalome šitą organizmą, mūsų kūnas yra daug lengvesnis. O po to, kai mes išsivalėme kūną, mes ten galime pilti labai gerą maistą. Tai vat kolagenas, vat pradžiai aš ieškojau kolageno gero. Tai vat po to galime nugerti kolageną, po to mes galime įsidėti į save gerus mikroelementus, po to per švarias žarnyno seneles, salotas, kurias jūs valgysite, nueis visi mikroelementai ir tuos papildus, kuriuos jūs gersite, jie įsigers daug didesnių procentų ir jūsų kūnas daug greičiau pasipildys mikroelementais. Tai vat, ir mityba tai yra labai labai svarbi, bet jeigu mityba yra per, kaip sakau, per purvinas mūsų sieneles, tai kokia ten ta mityba gali būti, kiek mes gaunam iš tikrųjų to naudingo maisto. Tai va, šioje kompanijoje yra koncepcija. Tai pirma, yra geriamas vanduo, kur žinote, kaip yra šitas vanduo, Koralmainas ir H500, yra sanatorinis vanduo. Tai kiek kartų mes su jūs važiuojate į sanatoriją ir gerite sanatorinį vandenį? Sanatorinį. Labai dažnai į Druskininkus nuvažiuojam, paragaujam to vandenuko, britkus ir šitą ir negeriam, ne? Tai vat, kiek užpildyti save vandeniu, užpildyti save sanatoriniu vandeniu, išvalyti šlakus, išvalyti žarnyną, išvalyti parazitus. Parazitų yra daugiau nei 3000 visokių rūšių. Ir mes juos gauname, net jeigu šunį ar katę turime, arba pasivaikščiojame gamtoje, išvalyti save nuo parazitų, išvalyti savo limfą ir duoti gero maisto. Tai vat šita koncepcija ir yra, kurią mes propaguojam ir kurią aš labai pamilau, todėl kad rezultatus aš jau gavau po pačio 1 mėnesio. Renatėlė, tiek. Super, labai ačiū tau, Žibutė. Ir aš noriu tik tai pridėti vieną momentą, kad kadangi tai yra kaip instrukcija naudotis kūnu, tai kaip ir sakiau, ar ne, tai yra vieną kartą padaryti, tai vieną kartą išsivalė langus, ar ne, pavasarį, tai nereiškia, kad nevalysim toliau, tai ir yra ta sistema, kurią jeigu jūs nors 10% panaudosit, ar ne, nors 20% panaudosit, jūs tikrai turėsit rezultatą, nes niekas nežino, koks rezervas yra numatytas, ar ne, vat žmogus vaikšto, sako, aš sveikas, kiek tokių situacijų, ar ne, yra aš sveikas, o paskui jau kažkas atsitinka. Tai kad tas rezervuaras mūsų sveikatos būtų kuo ilgiau ir kuo pilnesnis, tai sveikata pradėti rūpintis reikia nuo tada, kai jautiesi geras. Ir ta koncepcija, kad atgirdyti kūną, išvalyti, pamaitinti ir apsaugoti, ar ne, ir tai daryti nuolatos, tai ir yra tas pamatas. Ir kaip aš ir minėjau pradžioje, šiandieną tikrai jūs jokių produktų, jokių čia pakuočių nieko nepamatysit, netoks šito susitikimo tikslas. Tikslas tiesiog jums pasitikrinti. Jeigu paklausius pagalvojat, kad gal visai įdomu būtų eiti gilyn ir sužinoti, o tai kas ten, o apie ką ten ir kaip ten, tai tada susisiekite
su jūs čia pakvietusiu žmogumi ir tada turėsim individualų susitikimą, tikrai pakalbėsim apie tai, o kokia jūsų patirtis, o kokie jūsų klausimai, gal šalia svorio metimo, pas jūs yra pleiskanojanti oda, gal pas jūs šalia svorio metimo yra baltas liežuvis, jūs naktį blogai miegat, pas jūs pleiskanoja kūnas, plaukai riebaluojasi, slenka, daug niuansų. Tad būkite, kaip sakant, drąsos, rašykite tiem žmonėm ir iki susitikimo individualiuose susitikimuose. Ačiū labai visoms, gero vakaro ir iki sekančio karto.